Labas visiems iš Ispanijos. Kas sekėte mūsų Instagrame, tai matėte, kad šiek tiek buvo nuotykių važiuojant pakeliui, bet nusprendėme to nefilmuoti, nes manau visi žinote, kaip pakliūti tą Ispaniją ir tą mes jau esame darę anksčiau. Čia paliksiu ten viršuje nuorodą į tą mūsų video, bet esmė tame. Pagaliau mes čia atvykome ir neužilgo papasakosime, ką veiksime, kokie planai ir kas kaip. Vyko šiokių tokių pasikeitimų mūsų kompanijoje. Dabar mes keliaujame ne vieni, o su keturkoju draugu, kuris jau yra ganėtinai suinteresuotas visą šitą kelionę. Visur vaikšto, viską tyrinėja, jam viskas įdomu. Aišku, jam yra svarbiausia tai, kad klimatas čia yra visiškai kitoks. Yra žvyras, smėliukas ir panašiai, o jis pripratęs, aišku, prie lietuviško klimato, prie pievutės, tai visur visko ieško, tyrinėja, žodžiu. Tai va, ši kelionė bus kiek išskirtinė tuo, kad mes dabar lankysime tokias vietas, kurių, aišku, nelankėme, bet kurios bus pritaikytos keliaujant su keturkoju draugu, kad jis galėtų visur keliauti kartu, kad jam būtų patogu ir panašiai. Ir mes specialiai vlogą pradedame ne nuo savo transporto priemonės, kuri irgi yra pasikeitusi. Galiu trumpai pasakyti, kad per visą šį laiką, kai mes jau vykdome vlogus, kaip ir jau buvome šiokią tokią pertrauką padarę nuo vlogų, tikrai įvyko nemažai pasikeitimų. Buvo autobusas Karavelė, nebėra jo. Buvo vienas kemperis, apie tai vėliau papasakosim, buvo stogo palapinė, jos irgi nebėra. Ir jeigu kas sekate mūsų Instagrame, matėte, palaukite, biškai uždusau, matėte postą su nauja transporto priemonė, bet specialiai įkėliau iš viršaus, kad būtų šiokia tokia intriga ir manau kitame vloge jau detaliau papasakosime kas, kur, kaip, kada. Ir apsidirbę šiek tiek darbus nusprendėme, reikia lengvai pasižygiuoti ir mes apsilankėme, kad lengviau ištarti šitame miestelėje, vadinasi Torroella de Montgrí. Nesam ispanų kalbos profesionalai, bet matote pagal žemėlapį ir principas yra tame, kad automobilį paliekam žemiau, toks maršrutas ir kopsime į tokią pilį. Aišku, jūs nematote, bet ten už medžio ant kalno bus. Ir dar svarbu paminėti, kad šitas maršrutas ir parkingas yra draugiški šunims ir turi visų kemperistų mėgstamą vietą – tvarkingą tualetą. Dabar atsirado lygesnė vieta, tai galvoju papasakosiu, kodėl būtent Ispanija ir ką mes čia veiksime. Pirmas dalykas. Pasirinkom Ispaniją, nes mes su Gabi jau čia esame trečią kartą ir kiekvieną kartą, kai mes čia buvome, jinai mus vienaip ar kitaip sužavėjo. Šios kelionės planas yra apsilankyti pietų Ispanijoje, kadangi praeitą kartą mes buvom vasarą ir oras buvo, kaip čia pasakius, karštokas. Dėl to mes apsilankėme tik tai žemiausiai iki Alicantės Benidormo apylinkių, o šios kelionės planas yra jau aplankyti pačius pietus, tai Malaga, Mursija, Marbella, Marbėja, man atrodo, kaip teisingai tarėsi, ir gal net Gibraltarą, bet dar nelabai žinau, kaip ten su augintiniais, nes kiek supratau, tenai yra anglų teritorija. Šiai kelionė laiko turime ne per daugiausia, aišku, aš dar norėjau į Portugaliją viską, bet dėl mano renginių plano visą kitą yra laiko vienas mėnuo iki balandžio pabaigos, tai stengsimės išnaudoti jį kaip tik įmanoma, produktyviau ir geriau, aišku, visą tai dokumentuoti, tačiau matote, oras, ne pats nuostabiausias, bet ir nėra blogai, nes realiai išvažiavimai iš Lietuvos buvo prasta šlapdriba, o dabar, jei neklystame, Lietuvoje yra plus 15 saulutė, o čia yra plus 14 ir debesuota. Pamiršau dar detalizuoti, kas būtent dėl Gibraltaro, kadangi Gabija domėjosi, kad tai yra anglų teritorija, tai šiek tiek sudėtingiau patekti su augintiniu, kadangi kai mes skiepinome Fuksą, norėdami važiuoti į Ispanija, pasakė, jūs važiuosite kur nors per Angliją, sakome ne. Tai jokių problemų. Tai dėl šito nesu garantuotas ir bijau jūsų klaidinti, tai jeigu galbūt kažkas esate keliavę į Gibraltarą su savo augintiniu, parašykite žemiau komentaruose, kaip jums sekėsi, arba net parašykite asmeniškai, nes tikrai įdomu kiekvieno patirtis, nežinote. Skaitant internete bus N nuomonių ir N variantų, tai nesinori suklysti ir kartu klaidinti jūs. Atvykom prie pilies, gal jums parodysiu ją taip, nes dabar neturiu prie savęs mikrofono, kuris izoliuotų vėją ir slepiuosi už šio medelio. Tačiau, kaip matote, pilis tikrai yra gražiai išsilaikiusi ir atsidengia šiokią tokią panoramą.
ten įlanka. Ir esmė tame, toj vietoje yra Empurija Bravo, kur mes nemažai laiko praleidome savo antrosios kelionės metus autobusu. Tai dar, manau, pabandysime paieškoti, kaip galima būtų įeiti pačią pilį. Nekreipkite dėmesį į mano šukoseną, nes dėl tokių vėjų tai nieko gero. Ir aišku, čia labai girdisi aidas ir kas įdomiausia, kad šitoj vietoje nėra jokių bilietų, nėra nieko apmokestinto, tiesiog ateini, lankaisi. Viršų yra, nežinau, matosi padarytas minimalios tvorelės, kad tu galėtum ten laipėti ir neįkristi, tai, manau, bandome lipti į viršų. Patarimas aukščio, kurie bijo arba mažų patalpų, tai tikrai čia įdomesnis toksai. Gaibė liko su Fuksu lauke, nes sakėme, kad jam bus šiek tiek per status tokie laiptai. Štai kaip vaizdas atrodo užlipus į viršų. Panorama tikrai gražiai atsiveria, o va čia patie pačia ir, kaip matote, Gaibė su Fukse. Šitas maršrutas ir kopimas į šią pilį, manau, yra tikrai idealus visiems, nes tikrai nėra sudėtingas. Per All Trails programėlę mačiau, kad į vieną pusę užkopimas yra 2 km ir keli šimtai metrų. Ir kas įdomiausia, kad grįžimas vyksta ne per tą pačią vietą, o gali būti aplinkui tokiu maršrutu. Nes matėme ir jaunuolį viršuje pilies ten ant vienos kolonos savo stovyklauja, man atrodo, ten arbatėlė darosi. Atėjo dar jaunyva tokia prancūzų porelė, bent girdėjau pagal kalbą. Ir, nu ką, oras irgi tikrai geras. Tik tai gal nerekomenduočiau eiti, kuomet lietinga, kadangi kai kur yra molingos vietos arba tokie slidus akmenys. Čia šitoj vietoj ne, tačiau teko su to susidurti. Tai ką, manau, kad šiam vlogui pliurpti jau užtenka. Pažadu, kad netolimoje ateityje parodysiu detaliau, kaip yra įrengtas kemperis, kokie yra sprendimai taikomi buvo. Jau iš savo patirties yra aišku dar iš kitų subscriberių, kaip ir žinia, iš YouTube plačių paieškų visokiausių. Tai tas irgi neužilgo bus pateikta kažkada vlogį kažkuriame. Ir ką, mes po truputį trauksime link pietų. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymų.